Nu, liko 15 minučių, tai jeigu jūs klauskite, jeigu ką nors norit paklausti. Sakykit, minėjot, kad malda yra garsi, yra gilesnė ir yra mintimis, kuri yra veiksmingesnė. Ar jos visus nuodai veiksmingas yra, ar jinai yra garsi, yra, pagal tą. Garsi tai yra greičiau eina. Ne, maldas iš tikrųjų, gal jūs tiesiog, kai uždavinėsit klausimus, tai jūs atsistokit, kad visi girdėtų. Kitą kartą, gerai? Va. Tai klausė dėl maldos, kokia malda yra veiksmingiausia, ar kurie mes sakom garsiai, nes galbūt jinai iš karto išgirdžiama, arba kurie yra mintise, ar ten. Tai iš tikrųjų visos maldos yra veiksmingos, tiesiog maldos tas mokymas, čia yra kaip, reikia to mokintis tos maldos ir iš pradžių yra sakoma, kad žmogus turi kalbėti maldą žodžiais, paskui mintimis, o paskui ta malda ateina į jo širdį. Va, tai tiesiog, bet galima, jeigu žmogus kažkokios tai, jau pasiekia dvasinė aukštumas, jisai ne taip, kad jau tik gali melstis savyje, jisai gali melstis ir garsiai. Tai visas maldas yra veiksmingos, kaip jūs nebemelstumės ir Dievas vis tiek jūs išgirs. Atsistokite, prašau. Aha, jūs galbūt neišgirdot, kai mane pristatinėjo. Aš esu kunigas vienuolis, o visi kunigai turi teisę vesti liturgijas. Tai manau, katalikų bažnyčiai taip pat panašiai, ar ne? Vienuoliai tik tai vienuoliai negali vesti liturgijas. Tai vienas iš to, kad aš esu kunigas, tai pasirodo, kad aš kryžių turiu. Tai yra jau ženklas, kad žmogus yra kunigas. Jeigu jūs pamatytumėt vienuolį be kryžiaus, tai jau galbūt jisai ne kunigas. Bet jeigu einate gatve, tai mes gatve, kai einam, tai kryžius nenešiojam, tik per tokius kažkokius tai oficialius ten reikalus. Va. Taip, aš laikau mišias, aš vedu liturgijas. Taip. Manau, kad taip, kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą, būtent žiūrint į ką, pašaukimą į darbą, ar ne, ar gyvenimo. Kiekvienas žmogus visų pirma turi būti išauklėti tik vieną žmogų, taip pat į save. Ir kiekvienas žmogus turi būti žmogum ir krikščioniu visų pirma. O taip, kokią jis parinks ten profesiją, tai nežinau, ar tai galima būti pasakyti pašaukimu. Pašaukimas gal labiau tokios pareigos, va, kaip, pavyzdžiui, ten, nežinau, daktaras, va, kaip kunigas. O taip, kad kitos profesijos, pavyzdžiui, kaip aš rinkau profesiją, kokią aš, kur man studijuoti, aš nežinojau ir daug jaunų žmonių nežino, kur stot, koks mano pašaukimas. Ir aš tiesiog nuėjau tenais, kur man buvo artimiau. Ir aš tapau virėjų, kulinaru. Man tai buvo artimiau. Taip. Iš tikrųjų yra tokia taisyklė, kad dažniausiai tai būna, kad jeigu vienuolis tampa vienuoliu kažkuriam tai viename vienuolyne, tai jisai tenais gyvena iki mirties. Bet tame vienuolyne, kur aš įstojau, ten buvo tam tikros, kaip pasakyti, negeri dalykai, nežinau, ten vyko toksai kaip skilimas tame vienuolyne. Va, ten pasikeitė valdžia ir ten buvo tokie nesklandumai ir aš tiesiog nusprendžiau grįžti čia. Aš norėjau paklausti dar
žmogų be klausos negali priimti. Gal aš nuo antro klausimo pradėsiu. Žmogų be klausos negali priimti. Pas mus iš tikrųjų yra 3 chorai. Vienas choras yra, kur per šventes giedoja, tai va šiandien giedavo sekmadieniais arba šeštadieniais vakare. Tai jeigu jis buvo, tai jisai tenais viršui ten gieda. Va, tai ten jau gieda profesionalai, jau iš konservatorijos baigė, ten ir kartais būna ir operos giedotojai, dainininkai. Va, o taip pat mes turime brolių chorą, tai ten giedoja broliai, vienuoliai ir kunigai ir keletą žmonių, kurie ateina iš pasaulio, tai aš taip pat giedoju. Ir mes paskirtom visą savaitę, tai mes giedojam, va broliai, brolių choras, paskui taip pat giedoja seseris vienuolės ir yra toksai, mes vadiname, jaunimo choras, tai ten jau žmonės, kurie ateina iš pasaulio. O dabar dėl pirmo klausimo, iš tikrųjų mūsų vienuolynai yra vienuolynė, nors mūsų vienuolynas yra vyrų vienuolynas, bet mūsų vienuolyno teritorijoje gyvena moteris vienuolės. Reiktų pasakyti, kad anksčiau Vilniuje buvo dar moterų vienuolynas vardan Marijos Magdalietės, bet jis buvo uždarytas Chruščiovo įsakymo 1959 metais. Ir tuomet seseris vienuolės, jos neturėjo kur eiti ir jie atėjo į mūsų vienuolyną, paprašė, kad mes juos priimtumėm. Ir mes juos priėmėm ir iki šių metų jie gyvena mūsų vienuolyno teritorijoje, bet tokį kaip moterų vienuolyno statuso jos neturi, tiesiog moterų ortodoksų bendruomenė vienuolių. Bet ateityje vyskupas planuoja vėl atgaivinti moterų vienuolyno gyvenimą, jo labiau, kad moterų vienuolyno teritorija ir cerkvė yra likusios. Kas žino, tai jie yra Lenkų gatvė, netoli geležinkelio stoties, ten netoli yra ir Sentikių cerkvė, ten tokiam kalniuke. Taigi ten yra cerkvė vardan Švento Aleksandro Nevskio, jinai buvo restauruota, prieš 2 metus ten buvo atidaryta parapija ir vyskupas planuoja ateityje vėl perkelti seseris į tą vietą, tai jie gyvens tenais. Taip, jeigu mes kalbame apie vienuolynus, tai vienuolynuose dvasininkas, tas dvasininkų tėvas yra nepasirinkamas, o paskiriamas vyresniojo arba abato. Pas mus mūsų vienuolyno abatas yra vyskupas, va, tai jisai parenka tą dvasininką ir kiekvienas vienuolis, ne tik vienuolis, bet ir kunigas eina pas jį ir ten, ir jeigu reikia, tai kalbasi, o taip eina pas jį iš pažinties. Va, nes kunigai taip pat eina iš pažinties, jūs tai žinote turbūt, ar ne, šitą. Va, nes kartais žmonės galvoja, kad kunigai tai žmonės iš kitos planetos. Iš tikrųjų, aš vieną kartą buvau ligoniniai ir sakau, ten lankiau vieną vyruką, sakau, tu neliūdėk, sakau, tu išgysi, ten viskas bus gerai, aš taip pat buvau šitoj ligoninėje ir pasveikau. Sakau, kaip? Taip. Sako, aš galvoju, kad kunigai neserga. Va, tai iš tikrųjų tas dvasininkų ryšys yra labai svarbu ir dvasininkas mato tą vienuolio gyvenimą, kaip jisai vystosi, nes kiekvieno krikščionio ir taip pat ir vienuolio tikslas yra pasiekti kuo aukščiau. Va, ir tai yra mūsų tikslas sužinoti kuo daugiau apie Dievą, tai yra mokslas, kurį mes visą gyvenimą mokinsimės. Va. Tai įrodymai. O lietuviškai jūs pasakėte, atitik, nežinau. Lietuviškai sako arba kvailiai dėl Kristaus, jo Dievo kvaileliai, dar man atrodo šventpaikščiai.
va, tai tas pats, maždaug tai, kai žmonės, taip, jie, kartais jie taip specialiai daro, kad jie, pavyzdžiui, aš nežinau, iš katalikų bažnyčios tokius šventųjų, bet ortodoksų bažnyčios, tai Ksenija Peterburskaya tokia, jinai, kai mirė jos vyras, tai jinai pradėjo nešioti jo rūbus ir ten pradėjo taip kvailioti, bet iš kitos dailės jinai padėdavo žmonėms, jinai turėjo jau tokią galią, kad jinai matė ateitį, nes jinai meldžiasi, naktimis meldžiasi ir, čia ir paskui jinai buvo pripažinta šventuoju, bet ne visi buvo šventieji iš jų, o tiesiog jie buvo tokie, Dievo apdovanoti tokie ir jie patys specialiai, tam tapdavo tokiais, kad... Romos katalikų bažnyčiai tai vienas arčiausiai šventųjų šitos tradicijos yra Šventas Pranciškus Asyžietis. Jo šūkis buvo simplex et idiota, paprastumas ir kvailumas, kad tiesiog svarbu tai suprasti, kad būtent tas, kaip tėvas Stadyka pasakė, kad dažniausiai, paprastai ortodoksų bažnyčioje šitais šventaisiais yra vadinami tie žmonės, kurie tyčia prisiėmė kvailio vaidmenį. Šventas Antanas Didysis rašo, viena iš jo žodžių yra likę, kad ateis laikas, kada žmogus, kuris bus protingas ir elgsis protingai, atrodys visam kvailys ir visi vadinasi kvailiu. Tai būtent šventieji dėl Kristaus, jie paprastai ir gyvena tokiamis sąlygomis, kai radikalus siekimas Kristumi atrodo visiška kvailystė ir jie yra laikomi kvailiais ir jie tyčia nesiaiškina ir jie elgiasi tai, kaip atrodo itin kvailai. Religiotyros požiūrių galima būtų pastebėti, jog labai daug šventųjų tų kvailių dėl Kristaus, o šitas išreiškimas yra iš apaštalų laiškų, yra mes kvailiai vardan Kristus. Tai būtent daugelis tų šventųjų iškyla tais laikais, kai krikščionybė panašiai yra situacija, kaip aš nupasakojau apie 4 amžių, kai yra pilnos parapijos krikščionių, kurie negyvena krikščioniškai, ir tada tai, taip pasakius filosofiškai, tai yra socialinės kritikos forma. Pavyzdžiui, yra viena iš istorijų apie tai, kaip Ivanas Rūstusis vyko su opričnikais žudyti miesto ir sutiko pakeliui tokį šventąjį kvailį dėl Kristaus. Ir tas kvailys valgė žalią mėsą ir kraujuotą visą ir pasiūlė carui, taip, Ivanui Rusčiajam. Ir Ivanas Rūstusis pasakė, dabar pasninkas, aš mėsos nevalgau. Ir jam atsakė šventasis, sako, mėsos nevalgai, bet krikščionių kraują geri. Tai būtent tas kvailumas, jisai yra radikalus krikščioniškumas. Ir jis jo nenužudė. Taip. Neprisimenu dabar. Taip. Taip. Mūsų vienuolynas nėra toksai griežtas ir, galima pasakyti, toksai specifinis. Jisai yra Vilniuje, mieste, tai yra mūsų sostinė. Iš tikrųjų, mes išeinam į pasaulį, į miestą, kai turim kažkokį tai reikalų. Ir apart to, kad mes esame vienuolynas, bet mes, kaip ir galim pasakyti, kaip ir parapija, ir mes turime ir socialinių kažkokių tai darbų. Mes lankom ligoninės, lankom senelių namus, o taip, jeigu, pavyzdžiui, reikia eiti į pasaulį, tai taip, mes išeinam, galim išeiti ir šiaip tai, vienuoliai, niekam nepraneša, kur jie ten eina, tiesiog pasitikim vienas kitu, bet 10 vakare vartai uždaromi ir viskas jau ten jau budinti stovi. O taip, kaip aš išeinu į pasaulį, tai, šiaip tai, jeigu, pavyzdžiui, pasakyti, pavyzdžiui, kaip, nes kartais dažniausiai vienuoliai ir kunigai, kai išeina, tai jie nusiima šitos rūbus, bet aš nenuimu. Nežinau, aš taip pratau, man jie nemaišo nieko ir aš galvoju, kad tai yra gera tokia misijos dalis, nes žmonės turi žinoti, kaip atrodo kunigas, kaip atrodo vienuolis, nes iš tikrųjų būna labai tokių
juokingų situacijų, bet juokingų ir tuo metu ir skaudžių. Aš vieną kartą ėjau ir mačiau, kaip ėjo viena moteriškė ir buvo šalia mergaitė, ir pamatė mergaitė mane ir sako, mama, o kas čia, Kalėdų senelis? Tai reikia, kad žmonės žinotų ir matytų, ir kad yra tokie žmonės, bet labai visi taip, vis dėlto garbina tą luomą kunigų ir taip labai, taip gerai elgiasi ir žmonės. Juoda spalva reiškia, jinai tokia, labiau tokia, ne klasikinė, bet kai tampa žmogus vienuoliu, tai jisai miršta pasauliu, tai jis, kukli tokia spalva, kaip sakiau, žmogui yra keičiamas vardas ir jisai, šiaip tai ortodoksų vienuolynuose vienuoliai nešioja juodos spalvos drabužius. Jeigu, pavyzdžiui, ten kažkokios tai būna tarnystės ten ir ten, būna, pas mus tai nėra tokių kažkokių tai ten sodų, ten daržų, tai, vienuoliai gali turėti, aš mačiau ten, pavyzdžiui, kitos spalvos, bet vis tiek tamsios spalvos rūbus. Dabar drabužis, kurias aš nešioju, tai vadinasi riasa rusiškai, o jeigu taip, kokie atitikmeniai gintarai? Daugmaž abitas. Abitas. Taip. Tai šitą drabužį nešioja ne tik vienuoliai, bet ir kunigai, kurie nėra vienuoliai. Ta drabužį, kurį aš turėjau po abitu, tai taip pat vadinasi tunzūra. Ne. Čia kažkas panašaus į sutaną, bet taip pat resnė. Tai taip, tokius drabužius nešioja taip pat ir ne tik vienuoliai, bet ir net novicijai nešioja, tai tokie drabužiai. Ir paprasti kunigai nešioja tokius drabužius, ir vyskupai nešioja tokius drabužius. Čia yra toksai kaip, kasdieninis drabužis. Kadangi jau laikas eina pabaigon, aš dar norėčiau vis pridėti šiaip. Dar norėjau paklausti. Tai aš dar norėjau papildyti vieną tokį visai įdomų aspektą, kad kodėl juoda spalva, tai kaip pasakau, kad atsirado tradicija Egipto dykumose ir Egipto dykumose paprastai tie vienuoliai rengdavosi tuo, ką rasdavo šiukšlynuose, kas būdavo nereikalinga žmonėm. Ir žmonės, aišku, kad išmesdavo daugiausiai juodus rūbus, nes įsivaizduokite Egipto dykumoj su tokiais rūbais vaikščioti. Tai dėl to juoda spalva ir dėl taktinio aspekto tapo vienuolių spalva. A jūs? Vis dėlto reikia pasakyti, kad maždaug visi vienuolynai yra panašus ir pagal griežtumą, ir pagal tas pareigas, kurie jie atlieka. Aišku, tai viskas priklauso nuo abato, kuris to yra vienuolyno, ir nuo vyskupo, aišku. Bet be abejo, ta vieta, nuo vietos taip pat yra priklausoma, nes tose vienuolynuose, kurios yra ten kažkokie tai kaimuose, tai vis tiek yra tyliau ir jie yra labiau tinkami maldai. Bet reiktų pasakyti, kad šiuo metu piligrimai davažiuoja iki pačių tokių kampelių. Ir ten niekur nepasislėpsi, tai tikrai. Bet iš tikrųjų ir galima ir tokį griežtą gyvenimą gyventi ir vienuolyne, ir sostiniai. Ir yra tokių vienuolynų. Maskvoje kiek yra daug vienuolynų.
Ir vis tiek žmonės vienuoliai laikosi tam tikrų taisyklių, griežtumo. Bet tai priklauso daugumoje nuo vyskupo ir nuo abato, jeigu jis yra vienuolio vyresnysis. O kaip skirstomi pareigos, tos tarnystės vienuolio, tai aišku žiūrima, ką jisai moka, ko jisai gabus. Va, ir, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau kažkokiam tai, čia nėra, kai, pavyzdžiui, aš įstoju į tą vienuolyną Rusijoje, tai aš dirbu virėją, mano pareigos buvo virėja, aš gaminau valgį. Va, dabar viskas pasikeitė, aišku, kunigai turi jau kitokių pareigų, jie daugiau ir socialinio darbo turi, tai jis jau neina tokių kažkokių tai tarnysčių, kurie gali atlikti kiti žmonės. Bet aišku, jeigu būtų vienuolynas didesnis, tai gali būti ir atlikti ir tokius pareigas. Gal apie santykius būtų įdomu kažką? Taip, santykiai iš tikrųjų, Lietuvoje yra nemažai santykių. Jūs žinote, kad tai vyko skilimas. Iš pradžių buvo ortodoksai viena šaka, paskui patriarchas Nikonas pradėjo daryti reformas, nes pamatė, kad dvasinėse knygose yra daug klaidų, nes viskas buvo verčiama iš graikų kalbos. Ir ne tik knygose klaidų, bet ir apeigose, apeiginių tokių klaidų ten buvo. Ir jisai pradėjo daryti reformas. Ir dalis ortodoksų tuo metu nepriėmė tas reformas ir įvyko skilimas. Vienas toksai santykių bruožas, kad, ne bruožas, bet skirtumas, kad jie krikštėsi 2 pirštais, ne taip, kad ortodoksai žegnojasi, taip, atsiprašau. Žegnojasi 2 pirštais, o ortodoksai 3 pirštais žegnojasi. Bet mes žinome, kad santykių yra 2 šakos. Yra tos šakos viena šaka, kur, kai vyko tas skilimas, tai jau nebuvo, nebuvo hierarchijos tų kunigų. Hierarchijos jie neturėjo nei kunigų, nei vyskupų. Ir jie tiesiog patys savo bendruomenėje išrinkdavo žmogų, kuris tapdavo kunigu. O kita šaka yra, kur buvo išlikta ta hierarchija ir santykiai, kurie turi kunigų, turi vyskupų ir turi net patriarchą. Taigi rusiškai tai vadinami papovcai ir bespapovcai. Tai santykiai tokios 2 šakos. Pas mus Lietuvoje yra būtent bespapovcai ta šaka, kurie neturi hierarchijos ir pas juos daug dėmesio skiriama yra būtent apeigom. Žinote, kad labai tokias ilgas pamaldas pas juos, labai viskas griežtai, ten, kad moteris būtinai su skarelėm ateitų. Pas mus ortodoksų bažnyčiose, būtent Vilniuje, pavyzdžiui, Lietuvoje, mes nesam tokie griežti. Jeigu žmogus atėjo moteris be skarelės ar ten su kelnėmis, mes neišvarom žmogaus. Jo labiau, kad mūsų vienuolyne ten labai daug atvažiuoja turistų, tai jie visi užeina, mes leidžiam visus. Taigi vyko tas skilimas ir aišku, tokie labai skirtumai dideli ir vienas iš tokių skirtumų, kad santykiai, tie, kurie neturi kunigų, tai pas juos nėra komunijos sakramento. Ir jeigu jūs ateitumėt į tą santykių bažnyčią, kuri netoli geležinkelio stoties, ten jinai skiriasi nuo, pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčios ir pas juos išpažintis būna 1 kartą per metus, ten prieš Velykas, ir vienu žodžiu, ir mes tokio bendravimo, liturginio bendravimo su santykiais, būtent su ta šaka, kurie neturi kunigų, hierarchijos, tai mes neturime. O tie, kurie turi kunigus, hierarchiją, mes su jais bendraujame ir žmonės gali ateiti pas juos į mišias, nes vis tiek jų mišios yra
skirtingos, jos yra tiesiog ilgesnės, kitas giedavimas. Va, ir Maskvoje yra tokių parapijų, kur yra sentikiai, vadinami jedinavierce, kurie turi kunigus ir vyskupus. Aš galbūt norėčiau papildyti šiek tiek, kad užsidėlėti visų pirma akcentus, kad reforma Garsiau. Patriarcho Nikono reforma, ji vyko 17 amžiuje ir ji buvo dviejų dalių. Viena vertus tai buvo, kaip tėvas Nikitas sakė, knygų reforma. Tai būtent kadangi šimtmečiais nebuvo graikų kalbą mokančių žmonių ir knygos buvo perrašinėjamas tiesiog slaviškai, tai svėja labai daug klaidų ir tiesiog teologiškai neteisingos pasidarė knygos. Ir dėl to patriarchas Nikonas pakvietė graikų filologus, kad jie tiesiog pažodžiu išredaguotų tas klaidas, ištaisytų ir visą kitą. Ir antra reformos dalis buvo apeigų reforma. Tai būtent kadangi Rusija buvo gana uždara valstybė iki 17 amžiaus ir dar ten buvo visokių politinių neramumų, kaip tik neseniai, tai Rusijos apeigos pradėjo labai smarkiai skirtis nuo kitų ortodoksų bažnyčių, nuo graikų, nuo gruzinų ir kitų apeigų. Ir tada buvo priimtas nutarimas suvienodinti būtent pagal graikų bažnyčios modelį apeigas. Ir tiesiog buvo suvienodintos apeigos ir tas žegnojimasis trim pirštais, nes yra labai didelis klausimas istorikam, iš kur tas dviejų pirštų žegnojimasis atsirado Rusijai, nes jie niekur nebuvo ortodoksų pasaulyje. Tai va, o kitas dalykas, kad būtent pirmieji lyderiai to judėjimo, tai buvo tokie visai žmonės iš paprastos liaudės ir dar buvo kai kurie kunigai. Tai vienas tokių žymių kunigų buvo toks vadinamas protopopas Avakumas. Buvo vienas iš lyderių, bet būtent kadangi nebuvo nei vieno vyskupo, o kunigus iššventinti gali tik tais vyskupai, tai greitai išmirė tie kunigai ir nebeliko dvasininkijos. Ir dėl to, pavyzdžiui, jie eina išpažinties, jie savo, kad eina išpažinties motinai žemėje. Jie neturi išpažinties sakramento. Ir ta kita šaka, tie, kurie turi jau kunigiją, tai susiformavo 19 amžiuje, kai vienas, jeigu neklystu, Bosnijos, Serbijos bažnyčios vyskupas susipyko su kitais vyskupais ir jisai nutarė tada būtent paimti po savo globą Rusijos sentikius ir taip susiformavo. Dėl to daug kas nepripažįsta šitos, pavyzdžiui, lietuvių bespapovci, tie sentikiai, jie nepripažįsta tų sentikių kaip sentikių, nes jie kunigiją iš tikro gavo ne iš sentikių bažnyčios, o jau iš ortodoksų 19 amžiuje. Ir jie yra pasklydę po visą pasaulį, labai daug būtent bėgo į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, labai daug prieš spalio revoliuciją bėgo į Kiniją, iš Kinijos į Braziliją, Argentiną, Jungtinės Amerikos valstijas ir, pavyzdžiui, Oregone Jungtinės Amerikos valstijas yra didelė sentikių bendruomenė ir tai Lietuvoje mes turim taip pat labai didelį paveldą sentikių bažnyčios šio atžvilgiu. O tie jedinaverciai, vientikiai, tai jie yra liturginėme bendravime su ortodoksų bažnyčiai. Jie yra pripažįstami kaip ortodoksai, bet jie laikosi tų senųjų apeigų iki Nikono reformos, kokios buvo. Noriu dar paklausti apie ortodoksų bažnyčios pasninką. Žinau, kad jis yra daug griežtesnis negu mūsų bažnyčios. Kalbant apie didįjį pasninką, ko gal reikalaujama iš pasauliečių. Taip. Didysis pasninkas reiškia kokios taisyklės. Pirmoji savaitė didžiojo pasniko, kas žmonės gali pirmą savaitę iki penktadienio kuo greičiau pasnikauti pagal savo jėgas. Na, o šiaip tai pasnikaujama be aliejaus. Na, šiaip tai aplamai tokius taisyklės, tokius bendrus pasakysiu, kad per didįjį pasniką neleidžiama mėsos patiekalų. Vištiena taip pat yra mėsa, kartais žmonės žino. Paskui per visą pasniką negalima žuvies, pieno patiekalų, pieno, grietinės, varškės, vien žodžiu, kas iš pieno. Žuvį galima per tą didįjį pasniką tik tai 2 kartus. Vieną kartą tai būtų, kai būna Jėzaus Kristaus įžengimas
į Jeruzalę, tai verbų sekmadienis, tai leidžiama tą dieną žuvį valgyti ir kitą dieną tai mergelės Marijos, kad Благовещение. Skelbimas angelų. Taip, nes ta šventė beveik visada būna pasninko metu. Bet jeigu šitą šventę, mergelės Marijos, kai arkangelas Gavrielas pasakė, taip, jeigu jinai būna paskutinę savaitę pasninko, tai tuomet neleidžiama žuvies. Nes paskutinė pasninko savaitė taip pat yra griežta labai. Taigi, dar kartą, negalima mėsos, negalima žuvies, negalima pieno patiekalų, o visą kitą galima. Kartais žmonės sako, kad čia badaut, kas čia, nėra ko valgyti. Bet iš tikrųjų šiuo metu yra tiek labai daug patiekalų, galima sugalvoti. Pavyzdžiui, Rusijai, tai ten iš vis yra tam tikri net skyriai parduotuvėse, kad čia yra pasninko patiekalai, ten rašo ten postnį produktų, pasniškas ten, kad ten nėra ten kiaušinių, ten būna visokiausi ten sausainių, ten dar kažką, tai žmonės laisviau. O čia tai mes taip pat galim daug ką sugalvoti. Tik tai reiktų pasakyti, kad didžiojo pasninko metu leidžiama valgyti moliuskus. Jie yra nepriskiriami prie žuvies, tai moliuskus galima valgyti. Čia jeigu kalbant dėl maisto pasninko, o šiaip tai, kaip ir katalikų bažnyčių, man atrodo, kad svarbiausias yra dvasinis pasninkas. Nes vieną kartą vieno kunigo paklausė kunigė, ko negalima valgyti per pasninką, tai jisai sako, žmonės nevalgyti. Nes iš tikrųjų dvasinis pasninkas yra svarbiau negu fizinis tas pasninkas ir kartais būna atvirkščiai, žmogus pasninkauja labai griežtai, o pats pasidaro piktas labai, ten su kitais žmonėms problemas. Tai geriau, tegu jisai ten pavalgo kažką, bet su kitais būtų ramybė ir taika. O šiaip tai aš sakau, kad viską reikia daryti palaipsniui. Jeigu žmogus, reikia žiūrėti žmogaus dvasinį lygį. Ir iš pradžių pirmi metai, nežinau kaip pasninkauja, taip, nelabai griežtai, paskui griežčiau pagal savo, pagal save, pagal savo fiziologiją, nes kartais būna atveju, kad sportuoja žmogus, sportininkas, tai kiekviename tokiame atskirame situacijoje tiesiog žmogus turi prieiti prie kunigo ir paklausti, ką daryti ir paprašyti palaiminimo, kad, pavyzdžiui, aš sergu, aš negaliu, gerai, viskas tvarkoju, kunigas palaiminė ir viskas. Ir tuomet žmogus gali pasninkauti taip, kad reikia žiūrėti į savo taip pat. Ir reikia žiūrėti ne tik į fizinės galimybės, bet ir dvasinės. Kartais būna, kad žmogus fiziškai labai stiprus, o dvasiškai jis nėra stiprus. Tai viską reikia daryti palaipsniui ir su galva. Nes nereikia perlemt lazdos, nes būna labai blogai. Taip, sutuoktinių gyvenimą taip pat yra, neleidžiama jokių santykių per pasninką. Taip, paprastiem tikintiesiems. Ne, yra tiesiog tokia taisyklė ir viskas. Ką dar norėtumėt paklausti? Šiaip tai jūs turite elgtis taip, kaip ir savo bažnyčiai, kaip aš, pavyzdžiui, taip pat čia atėjau bažnyčią, persižegnoti, nereikia žegnotis taip, kaip žegnojasi ortodoksai, čia nereikia, galite žegnotis, kaip jūs žegnojatės. Ir šiaip tai mūsų vienuolyne daug ateina katalikų ir aš matau pagal kaip jie žegnojasi. Ir tiesiog, kaip ateinate į bažnyčią ir viskas,
Ir nieko nereikia galvoti ten, nu nežinau, ten, nu žiūrėsi, ten, jeigu pamaldos vyksta, tai taip tyliai ten pasimelskit, ten viskas. Jeigu nėra pamaldų, tai galite ten būti, ten melstis, gauti. Paprastai yra toks etiketo dalykas, kaip apaštalas Paulius rašo, kad pridera moterim galvos apdangalą tam tikrą vilkėti. Tai kaip sakė tėvas Nikita, šiaip niekas neužpuls ir jūs, jeigu ateisite be galvos apdangalą ir niekas ir pasaulis irgi nesugris nuo to. Bet etiketas toksai yra, kad paprastai, kai žmonės eina į bažnyčią, moteris užsideda skarelės, vyrai nusiema galvos apdangalus. Ir kitur, pavyzdžiui, atvažiavus į vienuolynus, pavyzdžiui, kur Rusija netgi kartais būna sudėtos skarelės, kad moteris galėtų užsidėti, jeigu neturi ant galvos. Tiesiog tokia pagarba. Čia pagarba visų pirma Dievui, nes Va, jūs turite tokią šalį, kad tai ant galvos ir viskas. Nes... Nes iš tikrųjų reikia tiesiog, žinoti, jeigu žmogus žino, kad eis į bažnyčią, į cerkvę, tai jisai jau žino, kaip reikia elgtis, kaip reikia, ką reikia dėvėti. O jeigu taip ėjo pro šalį ir ten, nežinau, gal kažkas tai, atsitiko ar dar kažką, tai ir jisai užeina tiesiog, tai kaip yra, taip yra. O jeigu žmogus eina, kaip ir mes kitur einam kažkur, tai į kažkokius tai ten vietas, tai mes žinom, kaip reikia apsirengti. Tegu dabar kunigas paklausė. Taip, iš tikrųjų, mes taip pat turime tokias taisyklės ir kai būna tokios situacijas, kai nėra šalia bažnyčios, net ir nereikia ten imti kažkur tai toliau. Aš turiu ten, pavyzdžiui, vieną pažįstamą, tai, jinai jau pagyvenusi moteriškė ir jinai sako, man ten toli važiuoti ten, bet aš turiu šalia katalikų bažnyčių ir aš ateinu tenais. Tai mes nedraudžiam to daryti, bet iš tikrųjų vakarų šalyse dabar ortodoksų bažnyčių yra labai daug ir kur jūs nenuvažiuotumėt, apie Europą aš jau nesakau ten, bet ir Arabų Emiratuose, ir ten, ir Kinija, ir Japonijai, visur yra, aišku, dažniausiai tai dideliuose miestuose, bet juk ortodoksų bažnyčių, jeigu, pavyzdžiui, yra Konstantinopolio patriarchato bažnyčios, yra Gruzinų ir tiesiog žmogus gali ieškoti ir viskas, nes mes žinom, kad daug iš Lietuvos nuvažiavo žmonių, tai sako, aš neinu labai retai lankausi, ten aš gyvenu Londone, ten skautu Londone, labai daug bažnyčių, ortodoksų cerkvių yra daug. Bet iš tikrųjų tokia praktika taip, kad jeigu žmogus neturi šalia savęs cerkvės, tos, kurios jis priklauso, jisai gali ateiti į tą cerkvę. Net yra tokia taisyklė, kad, pavyzdžiui, jeigu katalikas ir gyvena ten, kur nėra katalikų bažnyčios ir miršta, pavyzdžiui, kažkoks tai žmogus, tai ortodoksų kunigas gali net palaidoti tą žmogų. Mes turim tam tikrą net maldas, kur būtent tokiais atvejais ir taip mes viskas taip. Žmonės gali lankytis ir lankosi ir meldžiasi ir neprieštarauja. Jeigu jūs dabar kalbate Atoną, šiaip tai mūsų piligrimų centras dar ne vieną kartą nebuvo organizavęs kelionės Atoną, nes šiaip tai į tą Atoną
gali būti nedidelė grupė, nu, aišku, galima organizuoti, bet nėra tokias taisyklės, kad mes nepriimam katalikų į mūsų keliones, į kitas keliones, piligriminės, kurias mes važiuojam, kartais važiuoja katalikai, taip. Ir ortodoksai važiuoja su katalikais, va, aš matau vieną moteriškę, su kuria mes buvom Asyžiuose, Italijai, važiavom kartu, ten buvo, tai mūsų buvo mažiau. Jeigu jūs domina konkrečiai kelionė į Šventą Atono kalną, tai į Atono kalną priimami tik tais vyrai, tenais yra 11 bendruomenė, 20 vienuolynų ir mažesnių miestų. Bet ten pusiasalis, į kurį tik tais vyrai priimami yra griežtai. Ir šiaip, kad patekti į tenais, reikalingas yra specialus leidimas, kuris vadinasi Diamonetirion graikiškai, ir jis gaunamas Salonikų mieste arba tiesiog susiskambinus į Salonikų piligrimų centrą Atoną. Ir kvota yra tokia, kad per dieną yra leidžiama paprastai 100 ortodoksų ir 10 kitatikių. Tai gali būti ir tam tikri protestantai, ir katalikai, ir žinau ir katalikų kunigų, kurie ten važiavo, ir tai tokia galimybė yra. O jeigu susitarti su kažkokiu tai vienuolynu atskirai, tai vienuolynas gali padaryti be tų kvotų papildomų kvietimų, tiek ortodoksam, tiek katalikam. Aš tik tais girdėjau, nežinau, kad gal į kelis vienuolynas ar į vietas, neleidžia katalikų, nežinau. Man taip sakė. Va, tai... O dabargi, ne, dabar jau yra naujasis Asfigmenas. Prie Korėjos netoli ten yra naujasis Asfigmenas. Iš tikrųjų nėra tokios taisyklės griežtos, gal tai buvo anksčiau, o šiaip tai pats vyskupas nusprendžia, kada jau kunigas yra pasiruošęs. Aišku, kai žmogus tik tampa kunigu, jis dar turi turėti kažkokios tai patirties ir iš karto jis nestatomas klausyti išpažinčių, o praėjus kažkokį tai laiką. Bet tai viskas sprendžia vyskupas, bet tokios metų normos tokios nėra. Gali būti ir jaunesnis.